Taigi, žmonės, mes pagaliau įsikūrėme stovyklą, esame dievai žino kur ir ruošiam iešmus galandam. Paklauskime, ką apie mūsų visą kelionę, kūrimąsi ir taip toliau mano kolegos. Taigi. Sveiki, sugrįžę į mūsų transliaciją. Kaip galite pakomentuoti dabartinę mūsų situaciją, ką apie ją galite pasakyti? Komentuoju ne tik dabartinę situaciją, bet ir visos dienos situaciją. Viskas ėjosi kaip iš pypkės. Na, žinoma, buvo šiokių tokių paklydimų, tačiau mūsų ilga pažintis leido išvengti konfliktų ir mes labai puikiai sugebėjome įsikurti stovyklą nuostabioje vietoje, kur gamta, galbūt net užmesime meškerytės. Tiesiog nuostabu. Sakykite, Jonai, ar šiandieną įdami pastebėjome daug šernų pėdsakų? Taip. Ar nebijote naktį kontakto susidūrimo su jais? Na, iš mūsų trijų tik tai Mantas neturi mačetės. Tai, manau, mudviem nėra ko bijoti, o manote, Mantui gali kad atsiprašau, kad pertraukiau, bet manote, kad jį gali pagelbėti? Pagal seną indėnų paprotį. Iš tikrųjų, na kaip, mačetė, tai yra geriau negu nieko, bet kokiu atveju, nes savo kojomis po tokio ilgo ir sunkaus žygio jau pasitikėti nelabai įmanoma. Žinoma, adrenalinas padaro savo galbūt, bet reikia į situaciją žvelgti advakačiai. Adekvačiai norėjote pasakyti. Taip. Žodžiai, matote, pinasi čia. Taip. Žodžiu, visai šauni diena. Mantai, ką jūs galite pasakyti apie šią dieną, apie šią išvyką, kelionę, galų gale mūsų surestą būstą? Kažko puikiausiai kol kas. Gal ko trūksta, gal ko per daug? Kol kas tai ne. Aišku, ačiū Mantai už pokalbį. Taigi, matome, kad kol kas viskas eina kaip iš pypkės. Susitiksime sekančioje serijoje. Pamatysim, kaip ir kas vyko toliau. Iki.